Nu, Ale labas. Ne, aš dar ofise. Tai turiu dar vieną klientą šiandien. Paskutinis jau jo. Už kokių 5 minučių turėtų ateiti jau. Ne, tenai nieko sudėtingo. Užpildysim anketą, pasižiūrėsim, ką sistema siūlo, ką meta ir viskas, iš esmės. Gerai. Tai žiūrėk, kažkaip baigsiu, tau paskambinsiu, gerai? Iki. Sveiki. Prašau, prisėskite. Tai dabar užpildysime trumpą anketą. Ir jinai reikalinga tam, kad sistema sugeneruotų jums patį geriausią pasiūlymą atitinkantį jūsų situaciją. Gerai. Taip. Tai jūsų vardas. Pavardė. Taip, jūsų elektroninis paštas. Gimimo data. Supratau, ačiū. Dabar pasakykite man savo asmens kodą. Ačiū. Gyvenamosios vietos adresą. Gerai. Dabar taip. Dirbate ar mokotės? Kur? Supratau. Gerai. Ar turite vaikų? Ar turite finansinių įsipareigojimų? Jei taip, kokio dydžio? Dabar klausimai pasidarys labiau apie sveikatą, kad nustatyti galėtume jūsų būklę ir poreikį draustis taip pat. Ar turite alergijų? Ar reguliariai vartojate kokius nors vaistus? Kiek laiko? Kokia dozė? Supratau, ačiū. Dabar ar užsiimate profesionaliu ar aktyviu kažkokiu sportu, kuris keltų jūsų gyvybei pavojų? Pavyzdžiui, motosportas? Kaip dažnai? Okay. Ar turite kokių nors kraujotakos sutrikimų? Supratau. Ar turite genetiškai paveldimų ligų? Ne. Pasakykite savo šeimos gydytojo vardą ir pavardę. Kokioje įstaigoje dirba? Supratau. Ar turite žalingų įpročių?
Truputį palaukit. Matau, kad pas mūsų sistemoje neregistruota. Pirmą kartą audžiatės? Beje, reikia atnaujinti jūsų telefono numerį, nes praeitą kartą, kai skambinot, buvo kitas. Tai padiktuokit naują numerį. Dabar sistema generuoja jūsų atsakymus ir taip pat tikrina kompiuteris e-sveikatą viską, tai šiek tiek teks lauktelti. Matau, kad sistema sugeneravo 2 pasiūlymus. Pirmas iš jų yra paprastas gyvybės draudimas su minimaliom apsaugom. O tai reiškia ką? Kad visos apsaugos yra įvertintos 10 000 eurų. Tai reiškia, kad kritinėms ligoms 10 000, gyvybės draudimui 10 000, traumoms, apsaugai nuo traumų 15 000, ne, 10 000, čia yra klaida kažkokia įsimetusi, to patikrinsiu. Teisingai, 10 000. Taip pat nelaimingiems atsitikimams irgi 10 000. Ką reiškia nelaimingi atsitikimai, tai pavyzdžiui, kuo skiriasi gyvybės draudimo išmoka nuo išmokos, kuris skiriama už mirtį nuo nelaimingo atsitikimo. Tai gyvybės draudimo išmoka šiuo atveju 10 000 asmuo gauna bet kokiu atveju, kai miršta. Bet kokiu atveju, nesvarbu mirties priežastis. O mirtis nuo nelaimingo atsitikimo yra tik tai išimtiniais atvejais, kai nutinka nelaimė. Pavyzdžiui, žmogus nuskęsta, ar ne? Nežinau, miršta gaisre, kažkas tokio. Tai išmokama tik tokiamis sąlygomis. Taip. Ir antras variantas, kurį sistema siūlo, yra investicinis gyvybės draudimas. Ar teko girdėti? Tai paaiškinsiu, ką siūlo. Tai šalia visų šitų draudimo sumų, apsaugų, kurias sugeneravo kompiuteris, jūs tuo pačiu dar galėtumėte investuoti. Taip, investuoti į akcijas ir obligacijas, į įvairius fondus, kurie neštų jums pelną. Taip, tai koks yra skirtumas? Tai mokėtumėte kas mėnesį šiek tiek didesnę pinigų sumą, bet jau mokėtumėte iš karto už viską, ir už gyvybės draudimą, ir už investavimą. Tai tarkim, minimali suma būtų 50 eurų ir jūs turite viską, ir apsaugą, ir investuojate, ir pasirūpinate savo ateitimi. Kuris variantas jūs labiau domina? Tai dar turime laiko, pagalvokit, pasižiūrėkit. Ir aš bet kokiu atveju jums atsiųsiu sistemos sugeneruotus pasiūlymus jums jau paštą. Taip. Gerai. Tai dabar žiūrėkite, galime pasiderinti sekančią susitikimo datą. Kada jums patogu? Nes aš asmeniškai turiu gan užimtą grafiką ir matau, kad galėčiau penktadienį. Kada jums patogiau, dienos metu ar vakare po darbo? Pasižymėsiu. Kelintą? Gerai, tinka. Ačiū labai, kad apsilankėt. Jeigu ką, mano rekvizitus turit, jeigu kils klausimas, skambinkit, rašykit, esu pasiekiama ir drąsiai klauskit.
Beje, pasiūlymus, kuriuos sugeneravo mūsų sistema, galima koreguoti panorėjus. Tiesiog tai yra optimaliausi variantai pagal jūsų situaciją. Tai va, tai kilus klausimams drąsiai skambinkit. Ir ką, iki pasimatymo. Gražių švenčių.